Labas, noriu pristatyti naują mokymų programą Kraštovaizdžio dizainas. Tai yra pirmoji, vienintelė tokia akredituota neformalaus suaugusiųjų ugdymo mokymų programa. Anksčiau tokias niekada nebuvo. Tai yra visiška naujiena, yra naujas formatas, nauja koncepcija ir natūralu, kad daugam kyla klausimų. Tam aš ir nusprendžiau padaryti tokį trumpą apibendrinamąjį video, kuriame atsakyčiau į visus klausimus. Taigi pradedam. Čia matote beveik visus mūsų lektorius, netrukus aš juos visus pristatysiu, tikrai didelis būrys ir mane mato čia mažam ekraniuke šalia. Šiandien, ką aš papasakosiu, tai yra, kam skirti šitie mokymai, pasižiūrėsit, ar čia jums, pristatysiu pilnai programą ir kiekvieną iš lektorių, pristatysiu, kaip vyks vertinimas. Taip pat papasakosiu, kaip yra akredituota šita programa, kągi mes turime omeny, čia sertifikatas, studijos, aukštasis mokslas, kas, viską atsakysiu. Taip pat kalbėsiu apie kainas, kaip galima gauti dalinį valstybės finansavimą ir, aišku, kalbėsim apie tai, kaip dažnai šitie mokymai vyksta ir kaipgi į juos įstoti. Taigi pradedam nuo to, ar čia jums. Tai jeigu jūs norite keisti profesiją ir suprantat, kad augalų dizainas, klipo dizainas yra ta tema, kur jums reikia žinių, tai taip jūs tinkamai vietai. Taip pat tiks tada, jeigu jūs su augalais visiškai nieko neturit bendro, bet norite turėti ir nusprendėte, kad norite štai įgyti tokią profesiją ir dirbti šitoje srityje, tai gali būti pirmas puikus jūsų žingsnis ir tuo pačiu labai rimtas, kadangi mes, tiesą pasakius, tikrai aukščiausiam lygmenį šitos mokymus esam parengę. Ir aš tikiu, kad iš tos mokymus ateis ir tie, kurie dirba apželdinimo srityje, tarkim, aplinkotvarkoje ir nori būtent dizaino žinių papildymo. Arba aš manau, kad ateis ir tie, kurie jau dirba šitoje srityje ne vienerius metus, bet yra savo mokslai, neturi kažkokio diplomo ir visai gal mielai pasitobulintų savo žinias ir tuo pačiu gautų pažymėjimą. Tai visais šitais atvejais, jeigu tik tai specializuotos dizaino, kraštovaizdžio dizaino žinios jums rūpi, jūs esate geroje vietoje. Kodėl aš sakau, kad šitas mokymas yra kažkoks išskirtinis, nes visa tai yra per trumpą laiką. Tai jums nereikia studijuoti 2, 4 ar 5 metus, ypač jeigu jūs keičiate profesiją ir jau neturite laiko tiek skirti studijoms, nes šita programa yra labai intensyvi ir labai trumpa. Tai reiškia, iki pusmečio jūs užtruksite daugiausiai, tai yra tik keli mėnesiai intensyvaus darbo ir jūs šitas žinias jau turėsite. Kad visa tai įvyktų, tai šitam dalykui, aišku, mes ėjome netrumpą kelią. Geltonas karutis yra apželdinimo kursai, jau Lietuvoje vykdomi daugiau kaip 10 metų ir esame pravedę mokymus ir mėgėjams, ir profesionalams, ir savivaldybėms, ir prekybos centrų konsultantams ir tai nuolat darome. Tai yra mūsų duona, tai yra tai, ką mes veikiame. Ir iki šitos programos mes tikrai praėjome ilgą kelią ir kol galiausiai pasiryžom daryti rimtą profesinį mokymą su pilnu akreditavimu ir norim nustatyti standartus šitai rinkai. Ir aš esu dėkinga savo kolegijai Mildai, kuri taip pat prisidėjo prie šitos programos ir padarė visą juodą darbą. Tai jeigu kils kokių klausimų, bet kada kreipkitės į mane arba į Mildą. Na, o kaip sudaryta visa programa? Aš ją paskirstyčiau į 2 tokias didelės dalis. Tai yra pirmoji, ji trunka 3-4 mėnesius, kur užrašiau paskaitos, ir antroji, kuri jau skirta individualiam darbui. Pristatysiu netrukus viską išsamei. Toje dalyje, kur jau einam tas paskaitas, mes turėsime 3 didelius blokus. Tai yra išmoksim konteksto ir analizės, tada išmoksim sklypo dizaino, kaip visą tą idėją kažkokią tai surasti ir kaip suplanuoti patį sklypo išplanavimą. Ir taip pat 3 blokas, ten priklauso augalų dizainas. Vadinasi, kaip mes visą tai suradę, kaip mes jau parinksim konkrečius augalus. Pirmosios šitos dalies metu, kur analizės, sklypo dizainas, augalų dizainas, mes turėsime testus, čia jau kalbam apie vertinimą, mes turėsim užduotis, yra ir toks pilotinis projektas, gyvas, tikras, į kurį mes važiuosime, matuosime, jam kursime. Žodžiu, užduotis, testai ir užduotis su tuo pilotiniu projektu jums leis išmokti
kaip yra kuriamas projektas. Nu, ir aišku, mums leis įvertinti, kaip jūs išmokote. Na, jo antrojoje dalyje, kur parašyta projektas, konsultacijos ir individualius projektas, tai reiškia, kad čia mes jau turime laiką finalinį, kurio esmė yra, kad jūs sukurtumėte savo individualų projektą. Jis ir bus pagrindas to įvertinimo, kad mes galėtum pasižiūrėti, kaip jums sekasi. Taigi visų pirma, mes išmokstam, kas užtruks daugiau laiko, keletą mėnesių, išmokstam visus tuos etapus, kaip reikia kurti ir tada mes periname prie individualaus darbo, ten turėsime konsultacijų, turėsime, aišku, tos pagalbos ir va tuo metu jūs rašote savo ir braižote savo individualų projektą. Taigi, nuo ko mes pradėsim dabar šiek tiek išsamiau, noriu pristatyti ir lektorius tuo pačiu. Pradėsim nuo kraštovaizdžio dizaino istorijos. Tai ir apžvelgsime ne tik tiesiog, kas buvo ten kažkuriais laikais, bet ir šiuolaikinius stilius, kryptis, išmoksim atpažinti, išmoksim suvokti, kas vienu arba kitu būdu tinka. Šitos dalykus mokys Giedrė Puzinauskienė, kraštovaizdžio architektė, su tarptautinė patirtimi ir aš tikiu, kad ji labai gerai perduos visą tą konteksto suvokimą. Konteksto suvokimą mes mokysimės ir toliau. Čia mums pagelbės Solveiga Buoželytė, rimta architektė, kuri dalyvauja įvairiose įdomiausiose projektuose, taip pat turinti ir tarptautinės patirties. Tai štai ji mus užves ant kelio jau prie konkretaus sklypo dirbant, kaip kitą kontekstą suvokti. Ekonominis, socialinis, bioįvairovės, viską reikia apžvelgti prieš pradedant kūrybinį darbą. Prieš pradedant kūrybinį darbą reikia ir tą sklypą kažkaip įsivertinti, paskaičiuoti, pamatuoti. Tam Arūnas Liškūnas padės mums tai suprasti, iš kur gauti duomenų, kaip juos pasimatuoti kažkokius tai taškus, kurių mes nežinome. Žodžiu, jau čia dirbsime konkrečiai ir su sklypu ir dirbsime kartu su kompiuterinėmis programomis. Su kompiuterinėmis programomis pratęsime ir toliau, kadangi jau turime sklypą, jau mes jį išsimatavom, kontekstą įsivertinom ir reikia tos duomenys pradėti kelti į kompiuterinę programą. Tai į mūsų mokymų kainą įeina taip pat ir Vectorworks kompiuterinės programos pradmenys, juos dėstys Vitalija Baltramiejūnaitė ir jinai žingsnis po žingsnio, čia nebus viena paskaita, bus tos paskaitos išmėtytos paraleliai per visą kursą. Kiekvieną tą žingsnelį, kurį mes mokysimės ir taip pat įkelti į kompiuterinę programą Vectorworks. Taigi mažai žingsneliais, patirties nereikia, licenzija įeina į kainą, tiesiog su Vitalija mes mokysimės tai įdėti į tam tikrus rėmus kompiuteryje. Tam asmeninis kompiuteris bus reikalingas. Taigi vienas iš tokių reikalavimų, ką jūs turėtumėte turėti mokymų metu, tai atsinešti asmeninį kompiuterį, nes būtent su juo ir dirbsite. Toliau, kasgi mūsų laukia toliau? Mes jau esam aptarę tą pirmąją konteksto analizės, tą pirmųjų darbų dalį ir tada mes pereinam prie antrojo bloko, tai yra sklypo dizainas. Ir čia aš labai džiaugiuosi, kad į Lietuvą specialiai dėl mūsų mokymų atvažiuos Annie Guilfoyle iš Didžiosios Britanijos, tarptautinio lygio žvaigždė, sakyčiau. Aš labai didžiuojuosi, kad mums pavyko taip su jie susitarti ir tik tai dėl jūsų jį atvažiuos ir mes kartu su jie mokysimės jau būtent to sklypo išplanavimo. Reiškia, bus 2 tokios normalios intensyvios dienos. Dėl vertimo nesijaudinkit, jeigu tik tai reikės iš anglų kalbos, mes padėsime išversti į lietuvių kalbą. Kalba negali būti barjeras šitoje vietoje. Tikrai mes padėsime ir garantuojame tai. Taigi kartu su jie išmoksime suplanuoti erdves. Kad nebūtų tas, kad netrodytų per daug britiškai, mes aišku prie lietuviško klimato sąlygų taikomės ir tai yra labai kritiškai svarbu, nes turime vertinti ne tik vandens judėjimą sklype, turime vertinti ir tai, kad kur kris sniegas nuo stogo ir tam taip pat reikia pagalvoti apie tai. Taigi daug praktiškų ir inžinerinių dalykų išdėstys Tautvydas Gurskas, agronomas, turintis ilgametę patirtį su lietuviškais projektais ir tikrai aukšto lygio specialistas. Tai va su juo mes praeisime šitos dalykus. Pratęsime kartu su Gyčiu Lietvaičiu, kraštovaizdžio inžinieriumi, kuris taip pat irgi yra
dėstytojas ir su juo pratęsime ne tik inžinerinius dalykus, bet ir daugiau tokių kietųjų paviršių. Kai kalbu kietieji paviršiai, aš turiu menį ir takus, ir mažą architektūrą, tai reiškia ir suoleliai, ir maži statiniai, atraminės sienelės ir taip toliau. Tai yra lygiai taip pat svarbu, kad mes pasidarytumėm bendrą tokį rimtą sklypo dizainą, išplanavimą, kuriame turi ne tik augalai, ne tik kryptis judėjimo būti įvertintos, bet taip pat ir visi kietieji paviršiai, kurie padaro tą tokį rimtą struktūrą sklype. Taigi, mes jau perėjom antrąjį bloką ir dabar mes turim tą sklypo dizainą jau sugalvoję, išsibandę, išsidiskutavę ir į kompiuterį įdėję ir dabar mes perinam prie trečio bloko, tai yra augalų dizainas. Augalų dizainą pradės Noel Kingsbury, tai yra specialistas iš Didžiosios Britanijos, ilgametis Pete Odolf bendražygis, parašęs ten 25 knygas, žodžiu, ekspertas tikrai, jis ir Lietuvoje yra buvęs. Ir jisai pristatys tokį bendrą įvadą, kaipgi mes turėtumėm suvokti apskritai gamtą, kaip jinai keičiasi, nes tai turi lemiamą įtaką tam, kad mes sukurtumėm augalų grupės tokias, kad jos gyvuotų ilgą laiką. Tai štai būtent su juo mes tą visą bazę išsiaiškinsime ir suprasite, kaip tai veikia, bus žymiai lengviau augalus vėliau parinkti. Tada mes susitiksime su Renaldu Žilinsku, tai yra sertifikuotas arboristas, kuris taip pat veda ir mokymus, kuris įvertina medžius ir kuris gali pasakyti, kaip padaryti, kad medžiai būtų sveiki ir laimingi. Taigi su juo mes kartu eisime į medžių temą, įsiaiškinsime, kaipgi pasižiūrėjus į medžius suprasti daugiau informacijos apie tai, kokias augalų grupės mes galime parinkti šalia jų. Ir taip pat sužinosime, kas svarbu, kad medžiai, kurias mes parenkam dizainui, būtų sveiki kuo ilgiau. Tai yra tikrai kritiškai svarbu. Tai su Renaldu mes praeisime šitą dalį, tokią kaip ir dendrologiją. Ir tada su Vaiva Marozienė, kraštovaizdžio architekte, su kuria mes esame sudūrę ne tik geltono karučio mokymuose, bet taip pat ir įvairiuose kitose projektuose. Labai džiaugiuosi, kad ši specialistė jungiasi ir prie dizaino programos. Taigi su ja mes toliau užbaigsime medžių temą. Su Renaldu kalbėsime apie tai, kaip suprasti tuos medžius, ką jie mums sako, kaip padaryti juos laimingus, o su Vaiva mes kalbėsime, kaip dizaine galima juos panaudoti. Tai reiškia, ir mokysimės ir parinkti, ir kiek gali duoti formavimas, pavyzdžiui, kokią ir nuotaiką, su kuriais galima tai daryti, su kuriais ne. Žodžiu, pereisim toliau prie medžių. Einam žemyn. Nuo medžių mes periname prie žolinių augalų. Ir štai čia turėsime išskirtinės paskaitas su vokiečiais dr. Kassian Schmidt ir jo žmona Bettina Jauksteter. Kassian Schmidt buvo anksčiau ir Lietuvoje ir kai jis išdėstė daugiamečių augalų strategijas, tai mums tiesiog akis atsimerkė. Dėl to labai džiaugiuosi, kad specialiai šiai programai jisai yra paruošęs ne kažkokį mažą gabaliuką, bet išsamų mokymą, kaip mes turėtumėm žiūrėti į daugiamečius augalus ir kaip mes galime iš jų kurti tam tikras grupės. Kassian Schmidt yra tarptautinio lygio specialistas, kuris dėsto konferencijose visose pasaulio šalyse, kraštuose. Tai džiaugiuosi, kad jis sutiko prie mūsų prisijungti. Ir džiaugiuosi, kad sutiko prie mūsų prisijungti jo žmona Bettina Jauksteter, kuri yra kraštovaizdžio architektė, gavusi prestižinius apdovanojimus ir medalius. Ir būtent dėl to, kad jinai sugeba tas žinias, ką Kassianas iš mokslinės pusės išsiaiškino, jinai moka jas pritaikyti praktiškai. Tai būtent su jie mes mokysimės, kaip kurti augalų derinius. Aš pati esu buvusi jų abiejų vestose mokymuose, kažkada Italijai prieš keletą metų. Mane sužavėjo tikrai daug klausimų, galima atsakyti po jų ir tiesiog atsiveria akis, o kaip kitaip reikėtų kurti derinius, kad jie patys savarankiškai toliau ilgai gyvuotų. Kad nebūtų vėlgi visos šitos žinios per daug toli nuo Lietuvos, jų abiejų tas paskaitas vėlgi pabaigs Vaiva Marozienė, kuri apjungs su lietuviškom aktualijom ir duos dar gerų pavyzdžių iš lietuviškų augalų derinių pasiteisinusi. Taigi ji taip pat užbaigs tą augalų dalį. Taip pat pagal
reikalavimus, jau pagal tos akreditacijos reikalavimus, mes turime kalbėti ir apie ligas ir kenkėjus. Tai čia aš džiaugiuosi, kad prisijungė Lina Puodžiūtė Ragauskienė, kraštovaizdžio architektė, kuri išdėstys, kaipgi atpažinti, jeigu augalas serga, arba kaip atpažinti, kad ne liga yra problema, o kenkėjas, o galbūt tiesiog pakasta šalnos kažkas, kaip suprasti atėjus į sklypą, ar vis dėlto tuos augalus reikia šalinti, ar vis dėlto galima juos gydyti. Taigi šita diagnostinė dalis iš tikrųjų yra labai svarbu, kuriant dizainą, kad žinotum, ar kažką galima keisti iš esmės, ar kažką vis dėlto reikėtų išsaugoti. Taigi jį išdėstys šitą temą. Na ir augalų dizainą mes vėlgi pabaigsime su Giedre Pusinauskiene, nes kompiuterinė dalis, sakiau, visada eina šalia mokymų. Na, bet baigiant jau tą mūsų pilotinį projektą, baigiant augalų dizaino dalį, mes norėtumėm, kad jūs mokėtumėt piešti ir ranka. Taigi, Giedrė Pusinauskienė dėsto mūsų geltono karučio kursuose piešimą ir dėl to aš esu visiškai tikra, kad šitos žinios yra labai svarbios, jos labai padeda kraštovaizdžio dizaineriui ir yra būtinos. Ir netgi jums nereikia, kad jūs turėtumėt specialių piešimo įgūdžių, ji išmoko bet kurį žmogų. Tai nėra taip sudėtinga, bet tai yra labai svarbu šitai profesijai. Taigi Giedrės Pusinauskienės paskaita su daug praktinio darbo bus apie piešimą, kaip piešti. Ir tokiu būdu mes prieiname prie pirmojo didelio bloko pabaigos, vadinasi, tuos pirmuosius kelis mėnesius mes išsianalizavom sklypą, išsianalizavom kontekstą, pasižiūrėjom, koks ten dirvožemis, kokia aplinka. Mes tada suplanavom visą dizainą, išplanavimą, kur kas, kokie medžiai ar takai, ar augalų grupės, ar panašiai. Ir tada mes parinkome augalus, kurie užpildys tas vietas, kurios paskirtos augalų grupėms. Visą tai jau mokam sudėti kompiuterį ir mokam išpiešti ranka. Liuks laikas tada individualiam darbui. Kad individualus darbas nebūtų toks per daug sudėtingas, mes aišku paruošėm dar šiek tiek pagalbos. Taigi periname į tą antrąją dalį. Ir kokiągi pagalbą mes paruošiam? Tai visų pirma, Solveiga Buželytė, vėlgi grįžtam padirbėti šiek tiek su ją. Ji pristatys, tačiau praktiškai mes visi pasidarysime, kaipgi turėtų atrodyti profesionaliai paruoštas projektas. Nu, čia ne šiaip piešinukas, ne? Taigi, kaip atrodys profesionaliai paruoštas projektas, Solveiga jūs to išmokys ir patys pasitreniruosite ir visų išnašom su visais formatais, visa tai bus, mokėsite tą padaryti po jos praktinių paskaitų. Ir tada, kad galėtume taip atsispirti šiek tiek ir tą savo sklypą, kurį jūs kursite, va taip užžeitumėt ant kažkokios naujos geros idėjos, tai pasikviečiau tam Sigitą Simoną Paplauskaitę, kraštovaizdžio architektę, kuri čia tiesiog vieną koją Vilniuje gyvena, vieną koją ne Vilniuje, irgi turi daug tarptautinės patirties ir jinai duos tokį labai gerą, tokį kickstart, kaip vadinama, tokį gerą pradžią kūrybiškumo, kad vis dėlto nueitumėm šiek tiek toliau nuo to įprasto, čia eglė, o čia sandėliukas, o čia šiltnamis ir galėtumėm mokėti paieškoti idėjų. Tai vat čia jau mes pilotinį projektą palikom ir dirbam su savo individualiu projektu ir tokią gerą pradžią su Sigita Simona mes tada pasidarome. Eigoje, kol darysite savo individualų projektą, vyks konsultacijos ir tikrai galėsite ir mūsų lektorių pasiklausti įvairių klausimų, kurie kils tarpe. Bet taip pat dar bus viena papildoma paskaita su Gintarė Černiauskaitė, kuri dėsto taip pat ir Vilniaus dailės akademijoje ir Kauno technologijos universitete, būtent apie portfolio. Na, kad ir kaip bebūtų, kad ir kokį stebuklą mes čia sukursim, vis dėlto mokėti prisistatyti kraštovaizdžio dizainerių yra labai svarbu, todėl mes įtraukėme šitą paskaitą į programą ir daugmaž ties pabaiga ji irgi bus. Na, o kaip ir minėjau, per tą paskutinę dalį turėsime ir konsultacijų tam, kad būtų galima lengviau, kaip sakant, užtikrinčiau tą savo projektą kurti, nes jis ir bus pagrindas jūsų įvertinimo.
Tai dabar laiko skirti, tai tikrai reikės nemažai. Mes taip suskaičiavome, kad yra 155 akademinės valandos, tai, na, iš esmės tikrai to laiko nemažai. Nusprendėme, kad mokymai vyks penktadienio vakarais ir šeštadieniais. Retais atvejais įsiterps viena kita sekmadieninė diena, nu ten tarkim lektorius atvažiuoja iš užsienio, tai jau turim prisitaikyti, ar ne? Bet turėkime omenyje, kad kiek mes skirsime laiko susitikimams, tiek tiems savaitgaliniams, tai tikrai, na, sakyčiau, gal ir nemažiau laiko reikėtų paskirti individualiam darbui. Taigi tas laikas, kai mokysitės šitą kraštovaizdžio dizaino programą, tikrai bus intensyvus ir tikrai paskirti jo reikės ir papildomai. Ypač per tą laikotarpį, kai jau pagrindinės paskaitos baigsis ir reikės sukurti individualų darbą, šitas tikrai dalykas užtrunka. Mes tikrai viskom padėsime, bet ir planuokite savo laiką patys, kad to laiko skirti reikės. Dabar paprastai šią programą mes esam numatę rengti kiekvienais metais nuo spalio iki kovo. Na, čia taip apytiksliai. Tai reiškia, kad bus galbūt ne kiekvienas savaitgalis jums užimtas, gal kartais kas antras. Tai daugmaž orientuojamės į tokį laikotarpį ir mūsų tikslas būtų kiekvienais metais tokius mokymus rengti. Bet patys pirmieji mokymai įvyks jau netrukus po to, kai aš čia dabar pasakoju ir rašinėju šitą pristatymą. Tai yra 2024 metų sausio pabaigoje ir jie pasibaigs jau iki birželio 9. Taigi galima registruotis čia, o vėliau paprastai bus nuo spalio iki kovo. Dabar klausimas, aišku, yra kaip įstoti ir kaip tas akreditavimas apskritai vyksta. Tai principas yra toks, čia daug kas klausia, aš noriu, bet tai čia studijuoti, čia studijos podiplominės ar kas. Tai dėl akreditacijos trumpai pristatysiu taip paprastai žodžiais taip. Mes anksčiau tarsi, na taip buvo įprasta, kad pasimokom mokyklai, toliau įstojom į kolegiją arba universitetą, ten ar pasimokom, dar valstybė finansuoja, ar ne, ir sustojam, nes jau viską išmokom, jau galime eiti dirbti, jau viską mokam, viską žinom. Bet laikai keičiasi ir mes suprantam, kad čia mes sustoti nebegalim, nes nuolat naujų dalykų atsiranda. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvos valstybė seka ir kitų gerųjų praktikų pavyzdžių ir įveda tą mokymosi visą gyvenimą koncepciją ne tik žodžiais, bet ir formaliai. Tai reiškia, kad dabar yra sukurta visiškai nauja sistema mokymosi visą gyvenimą tų mokymų. Ir tenais per tą programą galima ne tik įstoti kur nors mokytis, norint keisti profesiją arba norint pagilinti savo kvalifikaciją, bet taip pat ir galima gauti finansavimą iki 500 eurų, jeigu neklystų, kartą per 5 metus. Su sąlyga, kad programa yra akredituota ir jinai yra įtraukta į tą sistemą. Taigi mūsų programa Kraštovaizdžio dizainas yra akredituota kaip neformalaus suaugusiųjų mokymo programa ir taip, jie galima gauti ir tą dalinį finansavimą ir ji yra akredituota, tai reiškia, jos kokybė yra patikrinta ir patvirtinta. Dabar, čia dar užrašiau, kad patvirtinta tos kvalifikacijų profesinio mokymo plėtros centro, žodžiu, patvirtinimas yra. Būtent per tą mes ir akreditavomės. Čia yra toks screenshotas iš kursuok.lt, būtent per čia vyksta registracija. Bet kalbant apie registraciją, tai ji vyksta tik tai tada, kada yra atidaroma tam tikrų metų, na, o mes renkame išankstinės registracijos sąrašą tam, kad galėtumėm laiku pakviesti žmonės, kurie planuoja iš anksčiau, negu kad oficialiai atidaryta yra registracija į tenais, tam, kad galėtumėm steigti daugiau informacijos ir tam, kad visi sutilptų. Nuorodą į šią svetainę jūs galite rasti šio video aprašyme arba paspaudę šone kažkur viršuje atsiras bėganti eilutė, tai taip pat galite pasižymėti, tenais nueiti ir rasite visą aktualią informaciją, kas susijęs su šita naujaja
programa Kraštovaizdžio dizainas. Įskaitant ir tą mygtuką registruotis, kurį mes visada laikysime atvirą savo svetainėje, tam, kad jeigu jūs nuspręstumėte, kad norite mokytis šioje programoje, kad galėtumėte iš anksto užsiregistruoti, pasižymėti, kad mes galėtumėm su jumis susisiekti ir kad įstotumėte į tą, kaip čia pavadinti, laukiančiųjų sąrašą, kad tada, kai prasidės oficiali registracija, mes galėtumėm jūs dar kartą pakviesti ir tada galėtumėt užsiregistruoti ir tiesiog planuotis savo mokymus, savo naują pradžią, planuotis savo naujas žinias ir naują patirtį, kad galėtumėt planuotis ją iš anksto ir žinoti, kokia įdomi patirtis jūsų laukia. Tai ačiū, kad žiūrėjote šį pristatymą ir tikiuosi, kad susitiksime šitoje kursų programoje. Iki.